Sveiki bičiuliai, tęsiu kelionę po Europą. Šį kartą atvažiavau į Amsterdamą. Ieškausi vienos didelės įmonės, kad pasikrauti vieną birų krovinį. Įmonę radau, bet viena problemėlė, kaip rasta vieta, kurioje pakraus. Aišku, parodė planą, štai, sako, mūsų teritorija ir turi važiuoti štai čia, bakstelėjo pirštu. Bandau ieškot. Žinoma, griežta taisyklė pasisverti, beveik 16 tonų. Skubėti čia negali dėl vidaus taisyklių ir žinoma, kad ko nors nenugriautum. Taip, dilema, į dešinę ar į kairę? Koks mūsų planas? Norisi į kairę, bet kai sakau, jeigu norisi į kairę, varyk į dešinę, bus gerai. Na, truputuką sugreitinam, kad nebūtų jums taip nuobodu žiūrėti. Na, pažiūrėsim, ar atspėjau ar ne, kad į dešinę pasukau. Žvaidžiau keletą paukštukų. Čia garažiukas. Kažkaip įmanevruosiu. Kokio didelio jūrinio krano. Va šitam garažiuke pakrovė mane, bet tik nefilmavau. Ir bandysim išmanevruoti vėl tarp tų stulpelių. Čia jau irgi nepaskubėsi, kad ką nors nenuverst. Stengiuosi netingėti, išlipti ir pasižiūrėti, kad laužiant posūkį neužkabintų priekabos galas nieko. Štai ko man čia pridrebė. Kažkokių tai palmių branduolių dribsniai. Bent jau man taip išvertė iš žodžio palmplit šiflers. Liežuvį galima buvo nusilaužti, ištariant tokį žodį. Jau ne pirmą laivą matau užrašą nerūkyti, saugumas pirmiausia. Ant svarstyklių pasikrovus viso sveriam 47,5 tonos. Gana daug sveriu, bet čia Nyderlanduose toks svoris yra leistinas. Tad drąsiai lekiu į paskirties vietą. Štai ir atvykau į nusikrovimo vietą. Pradėjau nusikrovinėti, sustojo produkto paėmimas bunkeryje. Ką laukiu ir aš. Po to vėl porą tonų gal nudrėbiau ir vėl sustojo. Ilgai laukiau, kol paaiškėjo. Sulaužiau fabriką. Sulūžo produkto transportavimo įrenginys, nes prikrito štai tokių daiktų. Nors ir grotelės yra, bet neapsaugoja jos. Palikau tik apie 2 tonas krovinio ir sako, važiuok iš čia, daugiau tavo produkto mes nebeimsime. Tai aš ir maunu lauką. Atsisveikinimui selfiukas ir važiuoju toliau pas laimingąjį ūkininką, kuriam tikriausiai šitas produktas daug nekainavo. Tai tiek šiam kartai. Čiau.